Šis nuostabus namas jums puikiai tiks, panelė. O, geras! Kietai! O, $1? 100 kur kas geriau. Ačiū, šis namas jūsų. Valio! Visada apie tai svajojau. Ką man daryti su tavo $1? Galiu pasiūlyti šį namą. O ne, dieve mano! Jis tavo. Sveiki atvykę į naują iššūkį. Man tai patinka. Na, turiu atsikratyti visų šiukšlių. Noriu, kad čia būtų gražu. Banano žievė. Oho, pažiūrėkit. O dabar noriu jį nudažyti savo mėgstamiausią raudoną spalvą. Kietai! Taip džiaugiuosi savo naujais namais. Iš šių pieštukų padarysiu jam nuostabius langus. Ir dar turiu neįtikėtiną idėją savo vejai. Nuspalvinsiu šias kortas ir galėsiu su jomis žaisti, kada tik panorėjusi. Tik pažiūrėkit! Dievinu šį žaidimą! Taip smagu! Na, važiuojam toliau. Man reikia palaistyti augalą. Oho! Dabar turiu medį! Taip, mano namas nerealus. Aš irgi papuošiu savo namą. Man skubiai reikia tavo pagalbos. Sveiki, panelė. Kaip dėl rožinės? Ne, auksinė geriau. Čia ne tau. Čia mano namui. Padaryk jį auksinį, prašau. Viskas aišku, panelė. Pradedu. Pirmiausia, turime išlydyti šį auksą su degikliu. O dabar nudažykime stogą. Bus labai gražu. Dabar papuoškime jį šiais aukso luitais. Aš tai padarysiu. O, geras. Neįtikėtina. Man labai patinka. Taip, labai ačiū. Palauk. Kas tau labiau patinka? Auksinė, žinoma. Šitą raudoną. Pinigų medis. Dievinu jį. Supratau, panelė. Dabar viskas bus paruošta pagal jūsų svajones. Tobula. Užteks. Esu visko patenkinta. Na, gerai, panelė. Fui. Pagaliau galėsiu mėgautis savo naujų namų. Bet nenoriu erzinančių kaimynų savo teritorijoje. Na, daug geriau. Man negalima? Na, mums skubiai reikia sugalvoti, kaip papuošti namo vidų. Palauk! O, popieriukai! Ir ledai! Ačiū! O, močiute, aš tik paimsiu tavo veidrodį, gerai? O, prašau, prašau, prašau! O, varom! O, man tikrai reikia šio kelio ženklo! Ir kolos! Oho! Gražu! Ką jis sumaistė? Iš šių kietų daiktų padarysiu stalą, o iš savo mėgstamiausių vaivorykštės kojinių pagalvę. Kvepia gerai.
O dabar 3, 2, 1 ir įvyks magija. Valia! Man patinka. O! Pažiūrėkit! Dabar turime lentyną. O! Mano augalas! Man tai patinka. Ką? Kas tai padarė ant mano sienų? Bet žinau, kaip tai pataisyti. Ne veltui nešiojosi lipdukus. Iš jų padarysiu širdelę. Argi ne žiauriai miela? Yes! O! Ant kitos sienos yra vietos veidrodžiui. Oho! Gerai, kad turiu flomesterį. O dabar man reikia nusipiešti lentynas. Tokias, kurias galima atidaryti ir viduje laikyti. Daiktus. Ir mano meškiukas. Tobula. Myliu savo namą. O, palauk. Dabar geriau. O štai ir karūna, kad galėčiau jaustis kaip princesė. Sveiki, jūsų didenybė. O. Ei, kas ten? O, Britnė, tai nejuokinga. Aš praturtėsiu ir tapsiu princesę. Na, mano namas irgi mėgsta jaukumą. Todėl pirmiausia patiesiu pūkuotą kilimėlį poilsiui. Ir papuošiu langus auksinėmis užuolaidomis. Gražu! Mano mėgstamiausias žodis – turtinga. Dievinu jį. Na, laikas susitvarkyti spintą. Taip, man tikrai reikia daug vietos drabužiams. Pažiūrėkite į šiuos batus ir mano karūną, žinoma. O, pažiūrėkite mano nuotrauką, ji viena mėgstamiausių. O čia aš su savo vaikinu. Visa mano kosmetika čia. Šiek tiek pasigrąžinkime. Neįtikėtina. Turiu pasidaryti asmenukę ir nusiųsti Džeinei. Palauk. Štai taip. O, kas tai? Britnė apstatė namą? Na. Ką ten veikia Džeinė? Ji geria arbatą? Čia vadinasi linksmybės? Daug kiečiau surengti vakarėlį. Sveiki, panele. Mielai suorganizuosiu jūsų vakarėlį. Kaip jums šie auksiniai rūtuliai ir disko kamuolys? Nesijaudinkit, pasamdžiau profesionalų didžėjų jūsų muzikai. Neblogai. Ačiū, man patinka. Dar ir kaip, taip geriau. Na, gerai. Labas, draugė, ateik į mano vakarėlį. Oho! O, kaip triukšminga. Alio, apsauga, kaimynų muzika per garsi. Paskubėkite, prašau. Pažiūrėkite į tai. Ar tai legalu? Minutėlę, mes viską išsiaiškinsime. Kas čia per triukšmas? O, sveiki. Jokios garsios muzikos? Nusiramink. Kaip dėl pinigų? Norėtum prisijungti prie mūsų? Oho! Ačiū! Visi šoka! Pala, kokia nesąmonė! Manęs nepakvietė! O, kas čia? Gaisras? Gelbėkitės! Ne! Nesijaudinkit, turiu gesintuvą! O, ačiū, Džeinė. Atleisk man, prašau. Būkime draugės. Valio, ačiū. Nėra už ką.